Sveiki, čia laida 25 valandos. Mums į redakciją paskambino Viršūniškių kaimo gyventojas vardu Mindaugas, liūdnu balsu nuogastavęs dėl laiku negrąžinamas kaimyno skolos. Ši graudi jo istorija labai sujaudino mūsų kolektyvą, todėl nedelsiant įskubėjome jam į pagalbą. Taigi dabar esame vietoje, kur turim susitikti savo žmogum. Štai ir jis. Klausim, kas nutiko. Labas vakaras. Labas vakaras. Sakykit, prašau, ponė, kodėl jūs mus šiandien pasikvietėt? Iškyla problema, kurios pats vienas manau nesutvarkyčiau, o jūsų laida visą laiką žmonėms gelbsti. Taip, visada padedam visiems ir visada ir visados. Taigi būtent jums ir paskambinau. Aš kur turėjot sąskaitą paskambinti? Pasipildžiau ežį. Tai kas buvo? Jo, vienas pažįstamas Steponas pasiskolino iš manęs mašiną. Gal net vardas toks jau man primena, kad nesąžiningas žmogus jis turbūt, ar ne? Iš tikrųjų nežinau, gal arba serga, arba sukčius, arba dar kas nors. Bet mašiną turėjo grąžinti po savaitės, o jos kaip nėra, taip nėra. Negaliu iki parduotuvės net batonų nuvažiuoti, nusipirkti. Tai kaip jūs pragyvenat? Taip ir gyvenat, kas daryt? Nu tai kas dabar? Žinot, kur jūs gyvenat? Žinau. Tai važiuom. Išsiaiškim. Važiuom. Va, čia Stepono garažas yra. Jis čia kažką darbuojasi. Pažiūrėkim. Kur mano mašina? Kokią mašiną? BMW? Už kampo? Ką jinai už kampo ten veikia, kodėl pas mane nekiemė? Neprašai, kad parvaryčiau? Prieš savaitę laiko turėjai parvaryti man. Turėjau ir kas? Tu reikėjo ar parvaryti? Neatėjai, neprašai? Ei, rami vyrai, rami. Kas šis par žmogus? Čia yra 25 valandas. Tai iš vis mano kėlė neaiškiai. Čia yra laida. Patrauk tą peilį. Ponė, ramiau. Mes čia mes turėsim iškviesti policiją. Jeigu čia... Aš nebėjau policijos. Ne, tai sakyt, kur mašina, kada jūs negrąžinat? Aš sakiau už kampą mašiną, eik ir pasimblė, senai pasakyta. 2 savaitės laiko nebuvo galimybės parvaryti. O tu žinai, kad aš 3 savaitės geriu. Kodėl? Kodėl? Iš vis koks jūsų reikalas? Jis čia turi man Mane aiškinti. išsikvietė, kad aš padėčiau jam susigrąžinti automobilį. Žmogus neturi net ko iki parduotuvės nuvažiuoti. Kaip jūs tai Turi pateisinti? kojas gali eit. Kodėl tu netvarėjai man mašinos prieš savaitę laiko? Neturėjau galimybės, Kokios tau nevažiuoju. galimybės reikia? Kas Nevažiuoja, tavo laužas. Aš tau padaviau, kad tvarkingą mašiną, ką tik supravarytą technikinę. Padavei važiuojant čia, blė. Taip. Tai dabar nevažiuoja pats Tikiuosi, kaltas, niekam laužą neiškils pardavai. rimčiau. Tai yra paskolinai. Aš tau paskolinau, nepardaviau. Nu, girtas sakė kitaip. Eiti, buvo, tai kur mano mašina yra? Čia už na, eina, parodė. Einam. Tai gerai, vyrinktas. Man čia neaiškint. Ramiau, vyrai. Nereikia atsikeikti. O, aš jau. Va, tavo mašina. Ką tu padarai šios? Nu, kas čia buvo? Kur lempos, Kur bamperiai? Kur pardai? Va, jam, sėskis vidin, va, rakteliai vidai, va. Čia vištinikas O, ne, padarytas dar iš mašinos. prišykant sėdinės. Et, iš manęs tyčia. Susirink savo vištas. Tai aš tau davanų duodu. Eiti, tu dabar supranti, kad už tą vištą aš tau galą nuimsiu, nuskris tau iš tos ausys. Daužys, va, ant tavo mašiną. Eiti, palauk. Kas, turi problemų, turi Vyrai. Ramiau. Tu čia nesikyl, Steponai. Nesikarščiuokit. Jis silpnų nėra už žmogus. Padėk už kur. Nesikūrė? Ne. Taigi, patsosuk. Palik. Eik, čia. Steponai, kaip vaikat jūs? Raminkitės. Da, tu čia man. Taigi, patys matėte, kartais net ir mes nesugebam išspręsti visų esamų problemų. Tikėsimės jūsų dėmesio kitą savaitę, tuo pačiu metu, tuo pačiu kanalu.